Labas vakaras. Šiandien ypatinga diena. Savo 90-ąjį jubiliejinį gimtadienį švenčia legendinis treneris Vladas Garastas. Labas vakaras. Labas vakaras. Tai trenerė, 2 gimtadieniai iš tikrųjų yra. Šiandien antrasis. Esate ypatingas žmogus. Kaip jaučiatės? Nu, tu kaip jaučiuosi? Jautiesi taip kiek metų. Suprantat. Nu, nieko. Nežinau, reikėtų kitų paklausti, kaip jaučiasi sulaukę 90 metų. Nu, galiu sakyti, kad pusė bėdos. Ar ir abudu gimtadienių švenčiate? Turite ir vasario 2 ir vasario 8. Kaip švenčiate? Nu, čia tokia gavosi istorija, gal be reikalo čia paskleidžiau. Nes tais laikais tai moteris kur gimdydavo? Namuose. Teisingai. Ligonėje tai nebuvo tai skyrių. Tai vasario 2 tas gimimas buvo. Nu, bet labai būtina sąlyga buvo, kad vaikas būtų pakrikštytas. Tai gimiau Joniškėlį ir tėvai pervažiavo į Linkovą po savaitės ir ten pakrikštino ir gavosi, kad vasario 8. Bet man tai pasakė, kad vasario 2. Gal, kaip sakant, sumaišiau protą žmonėms, suprantat, nebežinau, ką daryti. Nu, reikia laikytis gal pagal dokumentą. Tai bet girdėjau, tai pas eilę žmonių rašytaip. Tada gimęs, tada užregistruotas, tokie laikai buvo. O abudu gimtadienį švenčiate, ar esate išsirinkęs, kuri data galbūt jums labiau patinka? Dabar tik kad žymiai švęsti nebešvenčiu, nes eini senin, jokio linksmumo nebėra. O kai jaunas buvau, tai tada tikrai gerai prie stalo buvo pasėdėti su draugais. Bet esat minėjęs, kad kiekviena diena turi būti ypatinga, turi būti kupina veiklos ir negalima užsisėdėti vienoje vietoje, gal ir dabar taip pat elgiatės? Nu tai kiek jau galiu, tiek judu. Kokie galbūt yra ryškiausi jūsų prisiminimai, kurie metai, galbūt galima išskirti, buvo patys tie, kur, sakysit, tikrai atsimenu? Nu, kad sunku pasakyti. Žinau, kad 50 metų tai minėjau Kaune, kai pradėjau dirbti Žalgirio treneriu. 60 metų, kai buvau, minėjau Čekoslovakijoje kalnuose. Reiškia, čekai sveikino. 70 metų jau minėjau Kaune Rotušėj. Nu, 80. Tik tai noriu pasakyti tą seną frazę, kuri yra nusibodus. Labai greitai eina laikas. Atrodo, kiek čia buvo 85 ir dabar 90. Nu, atrodo, kad vakar vyko. Turbūt šitą laiko irgi svarbiausia, kuo tolyn, tuo greičiau laikas bėga. Man patiko vieno rusų aktoriaus, jau miręs, pasakymą. Sako, kai aš buvau vaikas, rytą atsikeliu, nuo kada tas vakaras ateina. Dabar sako, rytą atsikeliu, vakarė nauji metai. Tai panašiai, taip ir gaunasi. Gal turit planą šiandienai, kur galbūt eisit, ką darysit? Nu tai jau čia dabar federacija, kaip sakant, bendradarbiai, seniai kažką tai pasveikęs truputį. Na, vakarė yra rungtynės su Žalgiris žaidžia su Milano. Vakarė eisiu į rungtynės. Krepšinis jūsų nepaleido visą gyvenimą ir nepaleidžia vis dar. Dabar buvot net sakęs, kad net ir nevairuosit, nes krepšinis jūsų galvoje visą laiką yra. Kaip? Ar dabar? Nepasikeitė, kad vis dar krepšinis yra tai, kas... Nu taip, krepšinis, aišku, pirmai vietoje yra. Ir tikrai be krepšinio, nežinau, būtų man labai nuobodu būtų gyventi. Nes tikrai kažkaip atrodo ir diena turiningesnė, ir įdomiau yra taip. Nors, aišku, mėgstu ir kitas sporto šakas. Taip pat žmonės treniruojasi, lieja prakaitą, dirba daug. Kaip sakant, nereikia ir kitų nuvertinti. Nu, anūkas dabar yra treneris Kauno Žalgirio futbolo. Domiuosi futbolu, kaip ten sekasi. O taip ir eina gyvenimas. Kaip matot dabar krepšinį? Pavyzdžiui, tas pats Žalgiris. Daug apie Žalgirį kalbam, vieni nurašo, kiti peikia, kiti galbūt dar vilties turi. Daug kalbam apie tai. Kaip jūs matot viską?
Nu, čia tokių dalykų ir buvo mūsų praeityje, kad, reiškia, žaidžia silpniau. Nu, ką padarysi, tik svarbiausia, kad šitą pauzę ilgai neužsitęstų. O jį gali užsitęsti ilgai. Aš duosiu pavyzdį iš praeities. 1956 metais sužaidė mūsų tą seną garsi kompanija, kur žaidė Būtautas, Lagunavičius, Petkevičius, visi buvo Europos čempionai ir taip toliau. Jie išėjo, bet pamainos nebuvo. Ir Žalgiris iš karto čempionate krito į 14 vietą. Ir atėjo tada naujas treneris, reiškia Vytautas Bimba, mano žemietis. Ir žinot, kiek laiko reikėjo užlipti ant prizinės pakylos? 15 metų. Atėjo 56-57 ir tik 71 metais Žalgiris gavo 3 vietą. Tai vat ką reiškia, kol užaugini pamainą, kol paruoši. Čia svarbiausia, kad nesitęstų ilgai šitas reikalas yra svarbiausia. Labai sunku įsilaikyti. Lengviau yra pasiekti, negu įsilaikyti aukštumoje. Nes ir kiti labai stengiasi, ir kiti deda pastangas. Tampa randėsi labai didelė konkurencija. Nu, tai čia ir dabar va, tas ir įvyko. Jūs visada buvote ir esate labai didelis autoritetas. Tokių iš tikrųjų krepšinėje nėra daug žmonių ir dabar trenerių nėra didelių autoritetų. Ir kai kalbam vis dėlto, kaip tai gauti, jūs iš Biržų atvažiavote, jums buvo 40 keli metai, bet jumis patikėjo ir Arvydas Ambonis, ir Chomičius, kur čia ta paslaptis, kad kaip gauti tą autoritetą? Nu, gal čia daug tokių faktorių. Pirmiausia, žaidėjas turi suprasti, kad teisingai treniruojamasi, kad einama teisinga kryptimi ir svarbiausia, kad eitų pergalės. Jeigu tu treniruoji ir nėra pergalių, tai nieks nebetikės. Reiškia, tu ne tą darai. Nu, man čia klausimui pasisekė. Jūs ir tėvų vadindavo? Nu, aš stengdavausi ne tik krepšiniu domėtis, bet ir jų asmeniniu gyvenimu, jų reikalais moksle, buityje ir taip toliau. Nu, tai dėl to taip ir gavosi. Ačiū Jums labai už pokalbį, treneri. Gražių metų ir gražaus gimtadienio. Grįžtame į studiją.